tau, čia rimtai tie patys namai. O, Taip. Man atrodo, kad net vietos padaugėjo. Taip. Wow. Patinka? Man labai patinka, iš tikrųjų aš tai nustebus, nes labai nerimavau, iš tikrųjų mes kai važiavom ir kalbėjom su vyru, kad per 2 dienas su pusė praktiškai, bet nepilnas 3, tai kad čia nerealu nieko pakeisti, bet tai, ką aš matau, ačiū labai, labai fain, iš tikrųjų. Šagas. Labai stengiamės, labai daug dirbom, iš tikrųjų visa komanda, kiek galėdama atidavė visas jėgas. Na va ir turim štai tokį gražų, romantišką, šviesų, jaukų būstą. Bet čia iš tikrųjų mūsų baldai viską. Sofas tai šis nepažinti, virtuvės. Geras. Taip, tau. Aš nesivaizduoju, kaip gali toks didelis stalas tilpti tokiam kambarį. Tai va turėsite kur pietauti su draugais, su tėvais, galėsite savo pusryčius valgyti, apie kuriuos svajojate, pagaliau prie stalo valgyti. Tai va, turėsite tokius staliukus, 3, kurie dabar galima, va taip va, jie yra išskleisti, o jeigu norite turėti mažesnius staliukus, juos galite va taip sustumti ir turėti mažesnį variantą. Kad netrukdytų, galima apsukti. Tai va, galima juos išskleisti, pasistatyti, sakykime, pasidaryti vieną staliuką gėlę statyti. Žodžiu, čia jau kaip jūs nuspręsite, taip ir bus. Tai va, kadangi jūsų virtuvė iš tikrųjų dar buvo labai gera, viskas buvo, žodžiu, iš tikrųjų išsilaikę, tvarkingai, tai kaip matai, pakeitėme tik tai fasadą. Pakeitėme dureles, keitėme stalviršį ir rankenėlės. Tai va, čia galėsi susidėti savo visus daiktelius reikalingus atgal. Ir nu, kaip matai, iš tikrųjų, jinai ir padidėjo ta virtuvė. Taip pat va, nuėmėm barą, kuris buvo visiškai nefunkcionalus, tik užėmė jums vietą ir dabar šitoj vietoj va, atsirado šiokia tokia erdvė, kur jūs galėsite iš tikrųjų, gal čia to bus patogiau gaminti, lengviau gaminti. Tai va, stalas buvo restauruotas, jis yra ąžuolinis, ąžuolo masyvo stalas, pirkome jį sendaikčių parduotuviai, bet prieš tai jis buvo rudas ir mes jį atrestauravome. Padarėme tokio stiliaus, tokios spalvos, kad mums tiktų prie interjero. Tai va, ir kėdutės, kaip matai, pervilkome, taip prie sofų priderinom, kad viskas būtų viename stiliuje. Komodą pirkome taip pat antikvariate ir jinai buvo taip pat prieš tai ruda, mes ją sendinome, naujinome, dažėme ir čia tu galėsi susidėti savo į spinteles, į stalčiukus savo kažkokius dokumentus, daiktus ir taip pat čia bus vieta televizoriui. Kai jau turėsite, įsigysite televizorių, galėsite jį pasistatyti ir manau, čia bus iš tikrųjų labai patogiai jums tokia patogi zona ir nuo sofos žiūrėti, taip pat galėsite ir prie stalo įsijungti. Kad nedaryt sunkios kažkokios pertvaros, norint atskirti prieškambario ir svetainės zoną, aš sugalvojau padaryti tokią draperiją. Ir tai jinai būtent ir duoda tą tokį vat, romantiškumą, lengvumą ir jeigu tu nori, kad jinai būtų atidaryta, tau nereiktų kiekvieną kartą jos atidarinėti, tai va žiūrėk, galima ją susekti, sukabinti, tiesiog dailins ir turėsi pastoviai tokį lengvą praėjimą. Kartu ir siena, bet jinai lengva, neužgožia ir žodžiu, ne taip užpildo tą mūsų erdvę.